Kartu su kolegomis iš mišrios grupės, o to pačiu ir atskirai Seimo darbų rudens programą jau pateikėme bei teiksime pasiūlymus dėl darbo kodekso, rinkimų kodekso, švietimo, vietos savivaldos, strateginio valdymo įstatymo, teikėme eilę saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimų, taip pat pasiūlymų socialinės paramos mokiniams bei išmokų vaikams įstatymuose, parengti pasiūlymai dėl migracijos politikos, turėsime pasiūlymų ir Seimo statutui, bus eilė kitų pasiūlymų į jūsų kolegos teikiamus projektus, kurių daugiau negu 400 rudens sesijoje. Šiandien Seimo vyriausybės vadovai pateikė vyriausybės programą. Atidžiai seksime jos įgyvendinimą, ypatingai tas dalis, kurie susijusi su regionais ir ekonomika. Nors, aišku, matydami mūsų mišrios grupės sudėtį, suprantate, kad dėmesys bus didelis ir Vilniui. Spalį ir lapkritį laukia pačios svarbiausios diskusijos dėl valstybės biudžeto. Kaip mišrios grupės nariai būsime aktyvūs tiek tų diskusijų dalyviai, tiek pasiūlymų biudžetui teikiantis dalyviai. Tikiuosi, kad Seimas rudenį pagaliau grįš prie įprasto įstatymų leidybos darbo, o tokia vasara dėmesys tam santykių aiškinimuisi bus jau praeitis, nesikartos. Nors patys suprantat, kad matyt bus dar visko. Gero darbo, kolegos.